specialus bus Gražinoms. Gražina Domaševičienė ir Gražina Kopustienė su savo vyru Elmaru Dobilu. Labai kviečiu jūs į mūsų tą šventę. Gražina Kopustienė, jums nereikės jokių tortų gaminti, kaip jūs sakėt, atnešiu tortą, ten dar kažko. Tikrai to nereikės, bet reikia skambinti šito telefonu, užsiregistruoti ir po to atvesti kuo daugiau žmonių ir dalintis su visais šitais mano padarytais video. Ir tokiu būdu įvyks labai didelis stebuklas. Tai va, pažiūrėkit, nuo ko jūs būsite apsaugoti šitą video ir pasižiūrėkit visus kitus, tai ką aš transliuoju. Tiesiog laukiu jūsų visų šitoje šventėje. Nereikės tortų. O Gražinai Domaševičienei noriu pasakyti, kad man buvo labai nemalonu, kad jūs ant mane šaukėte dėl to automobilio. Aš neturėjau jo kur dėti ir aš tiesiog nespecialiai, tiesiog aš neturėjau jo kur dėti ir aš jo nepardaviau. Tai jūsų tas rėkimas man padėjo, kad aš greičiau parduočiau šitą automobilį. Tai aš labai tada, kai jau užrėkė, tada aš jau labai greitai ir pardaviau. Tai buvo dar vienas mano stebuklas, kuomet per pačias Kalėdas įdėjau ten skelbimą turbūt kokį 22 dieną, o 24 aš ją pardaviau. Įsivaizduokit, 23 mes susitarėm, o 24 dieną aš pardaviau. Įsivaizduokit, kalėdiniam laikotarpį galima parduoti automobilį. Buvo stebuklas kažkoks tikrai. Vadinasi, taip turėjo būti, vadinasi, turėjo būti iš viršaus. O Gražinai Domaševičienei dar jūs galite pakviesti kunigą Petrą iš Oval Street. Tai kas pirmesnis, tas gudresnis. Kuo daugiau kvieskite kunigų, kvieskite kuo daugiau žmonių, savo visas šeimas, visus vaikus, kaip visada kaimynus, draugus, giminės ir ateikite su didžiausiu sąrašu. Jūs galite pakviesti visus savo gyventojus, kurie gyvena jūsų nuomojamuose jūsų namuose. Ir lauksime ir bus labai didelė šventė. Tai tiek. Ir iki malonaus. Sudie. Nerija ir anūkėlė irgi užmiršau vardą. Labai daug jūsų. Tai laukiu. Iki malonaus. Su meile. Iki.